Mėly vyrai, nebėgiokit paskui moteris. Pas Šarūną į konsultaciją nemažai ateina vyrų, kurie iš savo moterų išgirsta tokį dalyką. Aš noriu, kad tu mane užsikariautum. Aš noriu, kad tu iš naujo įrodytum man, kaip tu mane myli. Aš noriu, kad tu būtum tas iniciatyvus pradas, kuris mane siektų ir kad galų gale pasiektų. Ir kad aš atsiduočiau tau todėl, kad tu siekiai ir pasiekiai manęs. Nedarykit to. Mes mergaitės turim tokią fantaziją, kad jeigu vyras paskui mus bėgios ir mus sieks, tada mums tai tiesiog nuraus stogą ir tai bus kažkas tokio ir mes tada tikrai to vyro norėsim ir tiek daug meilės romanų ir filmų yra apie tai, kaip vyras siekia ir užsikariauja moters. Taip mes apie tai svajojam, taip mes apie tai fantazuojam. Bėda tame, kad mes nenorim tokių vyrų. Mums labai patinka pas procesas, mums labai patinka jausti, kad paskui mus bėgioja. Mums labai patinka tokie berniukai saldainiukai ar berniukai zuikučiai. Yra moterų, kurios prisirenka ne vieną ir ne du tokius berniukus aplink save, bėgiojančius, ten darančius jom paslaugas, besistengiančius dėl jų, slaptai įsimylėjusius. Bet mes nenorim tokių vyrų. Kodėl tiek moterų sėdi santykiuose su labai bjauraus charakterio vyrais? Todėl, kad tie vyrai turi ribas. Todėl, kad moteris paspaudus tą vyrą, jinai jaučia, kad jinai atsitrenkia į kažką tais. Ten yra kažkokia siena, ten yra kažkokia riba. Kada vyras laksto paskui moterį, kada bando ją užsikariauti, jinai pradeda nebejausti to vyro ribų. Nebejausti tai, kad vyras turi charakterį, nes jis visas yra į moterį. Tie blogiukai, berniukai, jie pagrinde visi yra į save, tai yra kitas kraštutinumas, bet moterį tą žavi žymiai labiau. Geriausias variantas santykiams, kas be ko yra balansas. Tai yra vyras, kuris ir turi savas ribas, ir kuris tada, kada moteris pradės daryti nesąmonės, apsisuks, išeis ir sakys, ačiū, bet aš su tuo nesitaiksysiu ir negyvensiu šitaip. Ir kartu vyras, kuris moka duoti, rūpintis, mylėti ir globoti. Todėl dar kartelį, nelakstykit paskui moteris. Mylėkit, globokit, rūpinkitės, girdėkit jas, matykit jas, bet nebėgiokit iš paskos. Nieko gero iš to nesigaus ir jūs paprasčiausiai prarasit moters pagarbą.